Jis kvepia neįtikėtinai. Įsibrovėlis! Įsibrovėlis! Aspiratas! Revoltas! Ilgai išliekantis. Realus Old Spice dezodorantas. Niekas negali taip gerai kvepėti technikai. Aš ant jūros arklio. Statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos. Top Sport. Čia prasideda lažybos. Statom. Atsiprašau gal kiek už nemandagumą, bet supraskit mano paprastumą. Aš nesu jumis, nes ten blogai. Aš kitur, nes ten man labai gerai. Man labai gerai, kitur man gerai. Atsiprašau gal kiek už nemandagumą, bet supraskit mano paprastumą. Aš nesu jumis, nes ten blogai. Atsidariau. Daužo galvą. Jo, aš jau mirštu. Aš žinokit, jau mirštu nuo dažų kvapo, aš jau viskas. Aš dabar jau pradėsiu nesąmonės daryti, to sienas pradėsiu graibyti. Medžius kapot, langus daužyti. Ką? Kodėl mano fotkė? Nes jis mano draugas. Aš su juo bučiuojas kartais. Nežinau. Man jis labai patinka. Aš su juo šoku, kai aš neturiu ką veikti. Aš su juo dainuoju, aš su juo baliavoju.
Gerai. Biški daužo galvą. Nežinau, ką veikiam. Nieko, gal atsijungiam jau. Nieko čia nepriveiksi. Šiuo metu ne. Ką aš čia judėsiu? Ką aš čia šoksiu? Per anksti dar. Vakare pasijungsim, normaliau biškai pajudėsim. Tiesiog norėjau pasakyti, kad su vežimu šiandien išvažiuosim, nes sninga. Tai žinai. Pabūk dar. O kodėl? Ką aš čia veiksiu? Nėra ką veikti. Gerai, aš galiu būt, bet ką mes veiksim? Plano nėra. Pirk bet kurį leis ir laimėk 5000 eurų vertės svajonių atostogas. Čia mano studija, Edgarai. Ką tu balvonė? Nieko. O tu ką? Nėra įkvėpimo mūsų. Tiesiog čia yra... Kodėl tu manęs nefollowini? Aš tau net... Už šitą aš tau net neatsakinėsiu klausimus. Viskas užpisi. Gerai. Ne, tai tu man, tai esi maladės, aš žinau. Dar neįsiu niekur. Galvoju pasigamint valgyt. Jau 2 dienas atsisakiau McDonald'o. 2 dienas. 2 dienas aš važiuoju ir aš galvoju, blet kaip noriu. Bet tada galvoju, išleisiu minimum 10 eurų. Bet gal čia nėra tiek daug. O koks dabar sutrės yra TikTokas? Nes man nerodo. Tie ūsai kokie simpatiški. Wow. Simpatiški labai ūsai. Norėčiau, kad merginos tokius ūsus turėtų. Labai gražus. Ne, Ieva, tu su manimi nešnekėk, blėt, aš tau sakau. Tu manęs nefollowini, tu manęs neužpisk. Apramint mane? Tu aš... Ačiū už follow! Ačiū už follow dar kart. Labas, Valdai. Reikia Kristinai rašyti. Ačiū už follow, žiaurus. Draugas visada turi būti šalia. Vakar surinkau tik 18 followerių per 4 valandas. Aš tikiuosi šiandien surinksim daugiau. O dabar mes einam ieškoti Kristinos. Skaš. Search. O, Eglė, ačiū, sveika atvykus su komanda. Tu esi nuostabi moteris. Egija. O, blėt. Egija. Neleidžia prie Kristinos prisijungti.
Aš įkirsiu, ką čia bazarina? Reikia rožės garsą pakeisti. Jūs kai metat rožytę, ašgi žinau, jum jau zajabal tas varpelis. Aš nebenoriu klausyti varpelio. Varpelis yra šūdas. Būk mano varpeliu. Šalala, šala. O dieve. Ačiū. O, žiūrėk, Ieva jau prisičiešinau, kad paspaustų follow. Kiek laiko truks ir tu unfollovinsi? Tik tu taip padarai, aš tai užblokuoju dabar staigiai. Hamanai. Ar jie liubliuti? Būk mano varpeliu. Šalala, šala. Ša. Aš noriu pasibučiuoti. Nebent yra moteris, kuri norėtų su manim pasilaižyti. O, ble. Ne visos domnėlės turi garsus. Aš anksčiau turėjau, bet tada nustojau streaminti ir man buvo per brangų mokėti mokestį 30 eurų už tai, kad aš net nestreaminu. Tai nutraukiau sutartį ir dabar turi tik tai spurgą, korgis, follow, karūnėlę ir dar ten kažkas. Ir viskas. Gerai, einam toliau kviesti Kristiną. O! Raganaitė. Labas. Tu simpatiška. Aš ne. Mes galime padaryti vaikų. Aš už follow, tu esi nuostabus. Laisva oro direktoriau. Kaip daužo galvą, jūs neprimetat. Ten matot tie raudoni lapai, kur kabo. Tai ką tik, kas nematėt, purškiau dažus, grafiti. Dabar kaip daužo galvą dažai. Aš iš jos kosmose. Iš kur kamuolį pirkau? Iš parduotuvės. I get a feeling it's gonna be a riot. Labas! Mano varpeliu. Šalala, šala. Būk mano varpeliu. Šalala, šala. Būk mano varpeliu. Šalala, šala. Viskas, šiandien paskutinė diena, kai yra varpelis. Šiandien paskutinė diena, blėt. Nebebus šito šūdo. Maladėts tu esi. Kodėl aš iš galo skaitau, gal aš Mane žudo ta daina. Ne, tos dainos niekada gyvenime nebebus. Paskutinis kartas. Jau tikrai kaimynai, aš, kambariokai, tėvai. Visi verkia dėl to šūdo. Čia per daug. Būk mano varpeliu. Šalala, šala. 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 Ačiū Dievui šitą bulvę. Ar kas čia per Danielį neturi garsą? Ačiū. Feisbienka? Skamba kaip kirpykla. Būk mano varpeliu. Šalala, šala. Audit. Aš Kristina eisiu apie reitingus šnekėti, jeigu mane priims. Sen, Kristina ir aš yra reitingai. Ei, kas neužsiregistravot, iškart priminsiu, nes aš esu subinlaižys tiesiog. Kas neužsiregistravot, noriu su jumis pašnekėti dabar apie sunkų dalyką. O
kur čia efektai? Pala. Efektas. Okei. Nėra. Va, kas tu užsiregistravot? Live event. Paspauskit mano profilį. Live event. Ir užsiregistruokit. Balandžio 15. Balandžio 15. Aš prieš Amaną Plikagalvį. Blės. Va. Žaisim betlą vieną. Kas pralaimi, skūtasi galvą plikai. Kaip tik jis mane kviečia. O, zdarov! Aš su priešais nesisveikinu. Labas, Bensiko publika. Girdėjau, bučiavai mane? Ten, tu man toks seksualus, aš nebegaliu. Atsimink šitą veidą, nes šito veido kojas tu bučiuosi 15 dieną. O, taip, taip. Oh, yeah. Va čia, fleks. Čia galėsi. Aš kaip tik pasidarysiu apsiskutimo operaciją. Tai galėsi taip prigult. Žinai, aš labai tikiuosi, kad tu savaitį banom šitus prikolus gausi ir tada aš pažvengsiu ant dušai. Manau, be šansų. Gerai, dabar klausykis manęs įdėmiai. Kokią jūs teisę turite, Bensikai, juoktis iš manęs? Aš susitikinėju su tokiais rimtais vyrais. Kas čia vyksta? Kas čia to šneka? Ir pabandykite atspėti, kas čia toks iš balso šneka. Prasirūkėlis kažkoks, nežinau. Pizda, koks tu bukas. Tu rimtai nesupranti, kas tu šneka? Tai man visiškai neįdomu, aš žinau tik save ir daugiau nieko. Mano varpeliu. Labas, Davilė. Mano varpeliu. Išjungiam. O kodėl tu išjungi? Aš tave išjungi dabar noriu už tokius prikolus. Mes galim pasimylėti pirmą. Palauk, ką? Tai tu tipo всё, kaip niežas? Gerai, čia lygint su juo čia yra labai žemas. Aš atsiemu savo žodžius. Tu šiaip, o gali dėl manęs, prašau, va tai va padaryti, pakratyti savo plaukus. Negaliu, kas tu man toks, tu man nebedraugas. Aš tau nebedraugas? Nichuja, mes priešai. O kodėl mes priešai? Tai aš atėjau, sakau labas, tu sakai, aš nesisveikinu su priešais. Tu čiuptų bibi. Dėdė, kaip jūs šnekate, alio? Bet gražus. Aš žiūriu į tave, dabar kiekvieną rytą, tu tikrai gražus. Kiekvieną rytą su manim atsikelia, ne? Nu jau du rytai. Tikiuosi, aš tau pradėsiu sapnuotis ir 15 dieną tu karočiui tiesiog būsi, va. Bet žinai, kas yra gerai, žinai, ir už ką aš tau dėkoju, už šitą plakatą aš tau dėkoju, žinai, kodėl? Nes pagal faktą, tu su dabar plakatu atrodai taip, kaip prapysęs mano užduotį ir va, bučiuoji mano plakatą ir darai pastovi man reklamą, aš tau žemai lenkiuosi. Aš nemanau, kad daug reklamos tu gauni iš manęs. O daug neigiamos komentarų sulaukia. Ne, sako, ką jis čia veikia, sakau, jis mano draugas. Supratau, geras. Ne, aš tiesiog supratau, kad tu daug heiterių turi. O tai sakėjai, kad pašokam kartu, išgeriam kartu. Tai kodėl prieš? Aš su tavim vakar ir šokau, ir dainavau, viskas dariau. Rimtai tu antiek manęs pasiūlės, jo. Aš jau svajoju, kai praeis tą balandžio 15 ir mes vėl žaisim kartu. Girdė, aš tau turiu pasiūlymą. Nu. Gal aš tu dildą padovanosiu, o tu laivę per mano akauntą antrą anketą, karočią. Parodsi, kaip reikia naudotis. Ten tu durnas? Jau, kai ačiū. Jeva, ačiū tau labai, Jeva, palauk spydo. Labai skubytų. Bet ačiū tau labai. Jeva. Ir Jeva nori gauti gerą patarimą iš žmogaus, kuris sėdi šitoj platformai 4 metus.
Ir tą dildą ant kaktos susidėjęs. Jūri Jerohin, ačiū Jums labai už follow. Duok patarimą, tu tai Ievai. Tai aš paklausiu, ar jai reikia patarimo. O nahui man žmogui, nahui man užšit burną? Kai man nereiktų patarimo. Aš to ją jau užblokavau. Rimtai užblokavai Ievą? Kodėl tu užblokavai Ievą? Nes jinai čia prieš tai atėjo, rašo kažkokias nesąmonės. Ozai. Paspaudė follow, tada unfollow ir dabar nuėjo pas tave. Viskas, man čia priešas jau. Aš skaitau komentarą, tegul pisa nahui. Ir spėju, kad čia ne man, nes man būtų pisk nahui, tiesiog nemanai? Gal. Gal. Kaip tau sekasi svorio metimas, sporto, šiaip kažką? Čia aš dabar esu susikoncentravęs ties savimi. Okei, palauk, stop, aš tu turiu gerą klausimą. Ar yra pinigų kiekis, už kurį tu suvalgytum šūdą savo? Kad ir savo pohui. Blet, seniai, aišku, yra. Yra. Tau nėra. Nepis proto, išjungiu tave dabar. Egija, ačiū spurga, aš nebebendrausiu su šito melagį. Nu palauk, gerai, su viena dar sąlyga papildoma, kad apie tai nieks nesužinos, tada jo tipo. Bet jeigu tai kažkaip ne. Ne. Bet jeigu nieks nesužinos, jo. Bet labai turėtų būti didelė pinigų suma tipo. Jaučiu net, nu ne, blet, duotų man milijonai į rankas, kiekvienam žmogui duotų lemą į rankas, 7 procentų padarytų taip. 100%, čia net negali. Ir niuchink vatą, sakyk, ką nori, tu irgi tą šūdą valgytum, nahui. Tu neduotum pasipisti šikną už tam tikrą pinigų sumą. Jūs čia sakot, kad ne. Bet kai jums atneštų tą pinigų sumą, jūsų kalba pasisuktų kitą pusę. Lagaminą. Kitą pusę pasisuktų. Kaip? Lagaminą atsektų. Po 500 eurų da huja pridėtų. Jo, ir tipo pasakyt ne. Apie ką čia kalbam? Ar suvalgytum šūdą už tam tikrą pinigų sumą? Aš nenuskrinčiuotinus jam kaip ką. Aš nemačiau. Kur X2? Nebus X2, nes jie ten pradžių primėti ir numušė tą X2. Kai čia visi mes kitaip kalbėtumėt. Šaikai, su manim parašykit, ar sutinkat, ar ne. Blet, nu tipo, man tai atrodo, kad tikrai taip. Pieva, seniai, nėra tokio... Aš tai žinau, nebent tu esi verslininkas, kur generuoji pusę lemą per metus gautų. Tai jeigu tu generuoji pusę lemą į metus, tai kam tau valgyt, seniai? Egija, tu vieną neištrauksi, aš taip tau sakau. 5 valanda pusryčiai. Gerai pas tave pusryčiai. Šaika, pasiekit Ievas, kam nesunku, būčiau dėkingas, ačiū. Benčikai girdi? Nu? O tai nori vienas iš kitų iš dažasvidžio pašaudyti? Norėtų tavo publiką pamatyti tokį dalyką? Gal ir norėtų, bet aš tai nenoriu, tikrai. Bet tu myžnius pizda. Aš seniai, aš dar susitikau su tavim galvą, suskūs, ką tu pisi protą. Tai ką čia, tu seniai? Tu nebuvai nekart dažasvidį? Esu buvęs, bet išsigandau ir šaudžiau į medį tiesiog. Va, ta fuck. Vaikas buvau gal 12 metų. Tai tipo, tu nori pasakyti, kad jeigu dabar nubėgtum? O čia aš toks mergaitiškas. Tavo plikės dabar visai gerai atrodytų. Not gonna lie. Tu toks primės su Kaspinu ir su plikė. Nu, tu točinas pėdikas, žinai. Aš plikas senis seksovas, nes aš žinau, kaip man plikė atrodo. Ant manęs plikė atrodo zaibys. Dar su barzdykė, aš vapšė tipo, manęs, meskit pirštinę. Jis čia mums kalbėjo dantys, meskit kažkas pirštinę. Ieva, mesk pirštinę, jeigu turi. Raganaitė, nukertam jį. Viskas baigta. Kiek jis čia gali įsihuėlinti? Davai. 10 sekundžių, let's go! Šaunuoliai. Laiko, Ieva, čia siem kačių, let's go! Nu, biški, let's go! Ei, biški, bliaat, biški! Va tiek va! O jum vpadlo dar patapint! O va čia seniai buvo apšilimas prieš balandžio 15. Nebandai išeiti, čia yra 1-0, na. Ate. Aš su priešais nežaisiu daugiau. Boom! Nice. Egija, Raganaitė.
Žiauriai esu susipykęs dabar su viena moterim. Tai yra Ieva. Bet nieko. Ačiū merginos, jūs nuostabios, jūs gražios, jūs seksualios. Nežinau, ar papingos. Šito gal nesakysiu, šitas gal atmuša jūs visai. Parašykit, panos, nes jūsų čia daugiau tikrai negu vyrų. Ar aš nesusipykę? Aš tu turiu dainą. Klausai? Reiks gitarą biškį nusispalint ryškiau, nes kažkokia gaidiška dabar. Žiūrėk, Ieva, tau daina. O Ieva, tu labai papinga. Ieva, Ieva, Ieva. Tu labai graži. Tu labai graži. Man patinka tavo šypsena. Nu, karočią, neparašiau dar iki galo. Bet daina tokia. Padaryt besmegenį? Tai kad nėra dabar. Dabar sninga ir ištirpsta. Sninga ir ištirpsta. Jei erkės, dėk į mišką. Vakar už 100 eurų nusipirkau bilietus į Palangą. Bilietus į Palangą. Į viešbutį ten 5 žvaigždučių. Karočią su kurinėm voniom, su baseinais, su masažais. Sakiau, varysiu prie jūros, plius 20, pasideginsiu. Viskas sninga, net nebeišvariu į Palangą jau. Ir kiemą. Ir parką. Kokiame viešbutį? Jokauju. Kas nepažįstat manęs dar visiškai, tai aš tiesiog šneku pievas, kad užimti eterį ir galvoju, kad aš jūs kažkaip prajuokinsiu. Tai viskas, ką aš tikiuosi iš jūsų. Šneku šūtus ir žiūriu, ar prajuokinsiu ar ne. Nes debilas. Blet, aš tu pisiu. Žiūrėk, dabar paukštis. Panašus į paukštį. Į dauną. Blet, gali būt, kad ir į dauną panašus. Aš šiaip myliu savo transliacijas. Man patinka žiūrėti į save. Nu, Aš piktas. nu. Kodėl tu mane atmetinėjai? Nes užpiso viskas. Tai aš negalėjau užpisti. Aš esu ne viskas. O, Jesus Christ. Aš ne kačių maistas, Kristina. Bet man atrodo sukūdai, ne? Jau užpisai vėl. Nu, gerai, tyliu, viskas tyliu. Nupasakok. Kaip gimtadienis. Buvo labai nelinksma, žinok. Kodėl? Nes mama, aš atvariau. Ir mama tiesiog dirbo visą dieną ir neturėjo laiko. To vis tiek nebuvo šventės kokios. Visiškai nieko. Atvežiau gėlių ir viskas. Net torto nevalgiam. Net neišgėrėm šampano. Nieko.
Tai kodėl? Ką žinau, nes dirbo visą parą iki 12. Tai po to reikėjo atšvesti kitą dieną. Reikėjo, bet tada vėl dirbo. Ai, nežinau, kaip ten vyksta. Nu, aišku. Nu, tai pana jau susiradai. Apie merginas nereikia šnekėti garsiai. Tai turi kažką. Ne. Ir dabar išleido Minecrafto filmą. Žinai, kas yra Minecraftas? Ne. Žodžiu, išleido filmą ir aš noriu nueiti filmą su kažkuo, bet neturiu su kuo. Tai biški liūdna. Nu, tai blemba, tiek tau rašo komentaruose, karočią. Ir, blen, eik. Jurgita, tu. Praeiki miksą. Labai gerai būtų. Labai būtų linksma. Ačiū. Karočią 5 ražytės patapinom, paširinom, pasidalinom. Žinai, ką darysiu? Jau čia eisiu su Amanu tiesiog. Nu, tai tau tiek rašo komentaras ir taip toliau ir nei vieną nenori su tavim filmai. Nenori, nieks nenori. Su manim nori tiesiog iš manęs žvengt nori. Vakas, blėt, ir. Nu, netikiu. Rimtai. Aš jaučiuosi kaip pajakos subjektas, kaip klaunas, kaip kažkoks neandertalietis. Man kai ką priminėjai. Aš buvau tokius šipsus išpardavime pirkus. Turi gal paragautis, tiek nieko nevalgau. Aš čia tas Minecraftas. Jo, čia šitas. Buvo išpardavime, Kubė. Ačiū, panelės, kad palaikot. Minecraft nuvėvė Creeper. Tai tas creeperis, jeigu tu prieisi prie jo per arti, jisai sprogs. Jis sprogs. Pabandom nuoti filmą tą. Blet, skan. Aš tai sakau, Minecraftas žiauriai gerai yra. Darytos pisos skonio. O tu susipjausti ranką? Ne. O tu nori su manim gal į filmą? O tai kur mes eisim tą filmą? Nu, tai kino teatrą. Žiūrėti Bet čia filmą. matot, kai dabar Lithuanian pedophiles are harassing me, gang stalking me. Every time I play battle with any TikToker, we go and we are throwing gifts to make me lose. Lithuanian pedophiles, look, list. Please check these accounts. Luna, on first, Luna, Monica, these two. There are many others. Pinkis, Tuomas, Rasa. Okay, And now, the my time. My turn. we are child trafficking. I am just so beautiful man in Lithuania. Girls likes me and donate me every time. So this is not pedophiles. Koks aš daunas, kūro, aš taip šneku. Aš dar tą šiaip nevalgau, čia limited edition su pizza. Aš mačiau Maksimui Daurį, aš Kubę pirkau 100 centų. Aš tortilių nemėgstu čipsų, nes jie labai kieti, būn bečiuti minkšti. Iš tikrųjų nustebu, kas skanus. Aš nieko tortilių, tų čipsų neperku, nes jie labai kieti, nahu. O pas mane pusę tampų nėra. Jo, Bet čia tai geri. aš ne English, aš London speak. Kristina, Nu, we can speak English today if you want. We can, короче, delete every hater. nu kokiu padažiuku, karočią. Nenoriu, aš tik paragavau, aš eisiu po to pasidaryti tortilių pagaliau, kiek žadu. Lithuanian pedophiles, don't donate me, okay? Žiūrėk, ir tada dariau tam mišinę, greitą pasitikti tokia maža, kur skani būdavo su krabų lasdelėm, pomidorais ir sūriu. Kokį komentarą parašė ne tavo, jopt. Kristina, aš turiu klausimą. Kristina, Nes aš nežinau, ar užsienį, pavyzdžiui, būna krabų lasdelių. Abejoju. Kristina, aš tau turiu klausimą.
Ai, ir česnakas, kroč pomidorai, sūris fermentinis, krabo lazelės, majonezą, jo ir būtinai česnako daug. Nu, ką? Aš tau turiu klausimą, galiu paklausti. Nu. Ar tu anglų kalbos išmokai per Pornhub? Aš anglų laisvai kalbėti pradėjau būdama 14. Žiūrėdama porno? Nes skaitydama anime fanfikus apie drakonų kovas. Buvau įsimylėjusi Vegetą. Vegeta. Look at me, I am Vegeta. I am Super Saiyan. Dėdavausi, liedavausi ir mokiau. Jo. Susuko Tai gal. daug geriau kalbėti pradėjau, kai su Mustafa gyvenu. Nes mums reikia angliškai kalbėtis. Mario, where are you? Hmm? Do you have a boyfriend? Christina. No. So what is Marius? I don't know, I'm single lady. Show me your boyfriend. I'm single lady. Single lady? Mhm. So maybe you wanna dance with me? Aha, tai sakyname filmą. Repeat. You wanted me to go to the movie with yourself. I wanna go to movie with you. We can Okay, eat, let's go to the movie. When? Where? we can eat popcorns, pizza, kebab. I want popcorns with apples. Apples taste? Yes, apple flavor popcorns. How much? Okay. How much? Pisa man kaip patiko, Vilnių popcorną, aš visus skonį nepabandžiau, pusę dar išbarščiau. How much? Paspaudus mygtuką galėdavai vyną gauti. Iš pirmą kartą taip mačiau, spaudžiau tą mygtuką ir vis vyns keliavo. Kristina, you Paspaudė ir atneš vyną kraštaurę, nachai. Jeigu tu nachai galvo. koks pas tave neįgalumas, dar nežinau, trečias, gal ketvirtas. Kristina, I have a question for you. Okay. Why you look like a lone elephant? Vilniui ten ir visokių skonio popkornų labai daug. Aš pabandžiau šokoladinių su sūriu čederiu, man atrodo, saldžių kažkokių, bet ten buvo daug, aš netgi subandyta bakiliuos. Ten pizda kiek turušų, koks 20, taip, obuolių labai norėčiau pabandyti. Buvo visokie barbecue, ten įdomus, dahoje ten tas skonio. Sorry. Aš jūs buvau perspėjus, kas meluosit apie vaiką, kad jis gerai laikosi ar jam gerai ir dildysit mane savo, tik blogiau pasidaro. Nežinau, gal nežinojo, ką reiškia elefant. Visi įrašai yra sveikatai. Ir teismo įrašai yra. Kristina, Jūs bus atlikta autopsija, Kristina, kurie atliks medicinos ekspertai, teismo medicinos ekspertai. Kristina. Kur perki šampūną? Aš buvau gavus dovanų. Aš galėčiau tau nupirkti šampūną. Aš buvau prisipirkus, buvau gavus dovanų, o po to dar buvo membership akcija ir ten 3 rūšių po litrą nusipirkau po 3 eurus, tai dahoje dar turiu. Ačiū visiems, kas palaikot, kas tapinas. Lithuanian pedophiles, or what is this? I don't know. Monika, Luna Žavesiukas, jo pedofilas. No, I'm just so beautiful. Labas. Sutraukė šoną, nahui. Nu, sakau, ten Vilniuje kino teatre tų pilna popkornų, mačiau, po to buvo straipsnis, kad dar iš jų atsirado.
O aš buvau prieš metus kažkur. Aš net nelietuviu. Egija, tai čia ne apie tave, žinok, šneka. Tu tai esi nepilčiom. Čia matau Lūną ir Moniką. Lona, Monika ir Žavesiukas. Pizė, jos, tai nežinau, ką daryti su... Žavesiukas yra vyras. Rimtai? Mhm. O tai tu nenori važiuoti iš Lietuvos? Tugi gerai angliškai šneki. Pagyvensim, pamatysim. Aš tave galiu išsiskraidinti. Nu, kur tu mane skraidinsi? Į Londoną. O ką ten veiksim? Ne, tai tu gyvensi, aš grįšiu namo. O su kuo skraidinsi? Tu su lėktuvu, bilietais? No. Aš galvau su sraigtasparniu. Ne, tu nevesai, žinai, kiek reiktų pinigų. Tai galvau, gal turi pasislėpęs sraigtasparniu. Ai, palauk, lėktuvasgi nepakels mūsų dviejų. What the fuck? Nepakels? No. Rimtai? Labai blogai čia tas yra. Dar primesk, jeigu paršiuką paimtumėt, tai šis be šansų. Reiktų savo ganšinti. Ne, nu paršiukas tai tikrai jau peržengtų visas ribas. Kaip sako, banginių lėktuvai neskraidina. Nejaugi. Nu, gerai, kad aš ne banginis. Bet kad tu labai klysti. Aš banginis? Tu net nesuvoki, ką lėktuvai skraidina. O ką? Bet klėdė. Įsivaizduok, žiūrėk, aš esu išmestas banginis į krantą. Aš matau barbytą, jis nusirito iki jų lygio. Žiūrėk, aš esu banginis. Блядь. Kurva. Neatsilaikė. Fuck. Tu nesveikas, pėdikė tu įbanas. Atsiprašau visų, ką įžeidžiau. Atsiprašau. Ne, tai čia banginis buvo išmestas į krantą. Čia buvo banginis, kuris nebegauna vandens ir miršta. Aš taip čia vaidinau. Pavadinau, blėt, banginiu. O, blėt, čia kažkokia tragedija. Kai mane vadina storą nutukusiu pedrastu. Nežinau, laimėjom. Man svarbu pergalė. Aš dabar žaidžiu dėl pergalių ir dėl pirštinių. Man apšia pauchu. Ši diena bus Kristinai, tikiuosi, jinai ją pamatys. Ir jos širdutė suminkštės. Aš nenorėjau jos įžeisti. Aš toks pat storas, aš toks pat nevykėlis. Aš toks pat neandertalietis. Kristina, man panaši tu į kugelį. Kristina, man panaši tu į balandėlį. Kristina, nuo tavęs man stojasi. Kristina, aš noriu suvalgyti cepeliną. Tikiuosi, kad atleidai man už mano kaltes ir mes susitaikysime. Aš nenorėjau tavęs įžeisti. Aš esu super drekintuvas. Bencikas. Nežinau, kas čia labiau sudrėksta, aš ar mano užpaklis kiekvieną laivą. Visada drėgnas. Gerai, ko jūs čia žvengėt? Paspauskit follow, kam nesunku. Galim pasiklausyti follow garso. Pats nuostabiausias. Bet tu toks pat nevala. Jo.
Jo? Pažiūrėk. Šis visiškai tas pats. Ačiū, kas paspaudė. Čia barakas, Monika. Nesijaudinkit, viskas čia gerai. Dabar norėčiau visiems, kadangi aš susipykau su Kristina, savo moterimi, savo meilę, noriu su jumis padainuoti liūdną dainą. Jausmai.